Sveiki. Šiandienos video tema – strategija Forex Racer. Šios strategijos pagrindas yra Renko grafikai, kurie turi keletą pranašumų lyginant juos su prastais grafikais. Jie skiriasi nuo mums įprastų japoniškų žvakių. Ir visą tai mes dabar ir pasiaiškinsime. Renko grafikai turi eilę pranašumų nuo įprastų grafikų. Jų pagrindas yra kaina, o laiko intervalai, laikas jiems neturi reikšmės. Tai yra, žvakės atsiranda ne nuo laiko, nepraėjus kažkiek tai laiko, o tik nuo kainos pasikeitimo. Visiškai nepriklausoma, kiek praėjo laiko. Ne todėl, kad praėjo valanda, 15 minučių ar net diena, o todėl, kad kaina praėjo tam tikrą punktų kiekį, pavyzdžiui, 10, 15, 20 punktų. Todėl Renko grafikuose aiškiau matosi trendas. Aiškiau matosi trendo pasikeitimas. Tarkime, jeigu rinkoje vyksta fletas, nežymus judėjimas, kažkoks tai rinkos triukšmas vadinamas, tai Renko grafikas stovės vietoje, jisai nejudės, kol vėl neatsiras kažkoks stipresnis judėjimas. Tokiu būdu Renko grafikai mums duoda aiškesnį vaizdą, kas vyksta rinkoje. Taigi viršuj matome įprastą M15 15 minučių grafiką, o žemiau matome tos pačios valiutų poros euro dolerio Renko grafiką. Ir atkreipkite dėmesį, kad M15 minučių grafikė praėjus 15 minučių piešiama nauja žvakė, nesvarbu praėjo kažkiek punktų kaina ar nepraėjo, stovėjo vietoje, žvakė bet kokiu atveju piešiama. O Renko grafikė žvakė atsiranda tik tada, kai kaina nepraeina, pavyzdžiui, 10 punktų į vieną arba į kitą pusę. Padidinkime Renko grafiką. Ir čia matote, kad atrodytų tos pačios žvakės, bet su vienu skirtumu, kad jos atsiranda tada, jei kaina nueina n kiekį punktų. Šiuo atveju tai yra 10. Tai yra, jei kaina valandą vaikšto 10 punktų diapazone, tarkime naktį, tai nauja žvakė neatsiras Renko grafikė, kol neprasidės stipresnis judėjimas. Tai yra, jei kaina juda į vieną pusę, žvakė piešiasi kainai praėjus kas 10 punktų. O jei kaina, tarkime, apsisuka 10 punktų ir nueina į priešingą pusę dar 10, tai atsiras priešinė žvakė. Ką tas duoda? Tai duoda aiškesnį vaizdą. Aiškiau matome trendą, nėra vadinamų rinkos triukšmo, kaip įprastame grafike. Dažnai rinka būna flete, kai neaišku, kas vyksta, ar gali atsirasti kažkokie apgaulingi signalai. Renko grafikuose vaizdas yra aiškesnis. Ir indikatorių parodymai, tiek standartinių, tiek papildomų indikatorių parodymai, lyginant su įprastais grafikais, gali ženkliai skirtis. Žinoma, Renko grafikai nėra kažkokia tai panacėja, tačiau tai yra kitoks požiūris į priekybą, kitoks požiūris į kainos judėjimą ir, žinoma, yra konstruojamos priekybos sistemos pagal Renko grafikus, vieną kurių mes šiandien ir aptarsime. Priekybos sistema Forex lenktynininkas. Šioje priekybos sistemoje valiutų poros gali būti bet kokios, tačiau kadangi sistema yra trendinė, todėl valiutų poros atitinkamai irgi turėtų būti trendinės. Pavyzdžiui, JAV doleris su Kanados doleriu arba euras su svaru naudoti nevertėtų, kadangi tai yra daugiau fletinės valiutų poros.
Laiko intervalas, kaip sakėme, reikšmės neturi, kadangi mes naudosime Renko grafikus, o jie nepriklauso nuo laiko intervalo. Ir prekybos laikas yra Europos sesija ir Amerikos sesijos pradžia. Standartinis laikas prekiaujant dienos prekybos sistemoms. Pagal nutylėjimą terminale MetaTrader Renko grafikų nėra, todėl mums reikės patiems padaryti tam tikras manipulacijas, kad jie atsirastų. Atsižvelgiant į tai, kad Renko grafikus padės rodyti robotas, mums reikia patikrinti, ar mūsų nustatymai yra teisingi. Taigi užeiname įrankiai, parengtis ir pažymime varneles būtent taip, kaip pažymėta pas mane. Toliau spaudžiame OK ir taip pat žiūrime, ar mygtukas ekspertai patarėjai yra įjungtas, tai yra, ar jisai yra žalios spalvos. Nes jeigu jisai bus išjungtas, tarkime, raudonos spalvos, tai mūsų robotas neveiks. Todėl mes jį turime būti įstikinę, kad jisai įjungtas. Toliau atsidarome valiutų poros grafiką, kurią prekiausime. Pavyzdžiui, atsidarome euras ir Amerikos doleris. Ir čia mums reikia padaryti M1 minučių laiko intervalą. Ir taip pat spaudžiame įrankiai, spaudžiame istorijos centras ir susirandame euras doleris, paspaudžiame ant jo ir mums reikia pakrauti duomenis minučių laiko intervalą. Kad tą padaryti, spaudžiame ant minučių ir spaudžiame parsisiųsti. Na, pas mane, kadangi yra atsiųsta, aš nekartosiu, o jūs spaudžiate parsisiųsti. Taigi, kai duomenys bus pakrauti, mums reikės paleisti mūsų robotą. Kairėje navigatoriaus langelėje spaudžiame ekspertai patarėjai, susirandame Renko Expert Advisor ir pele tempiame ant grafiko. Čia nieko nenustatinėjame, tiesiog spaudžiame gerai ir atsiranda užrašas. Angliškai išvertus reiškia, kad norint matyti Renko grafiką, atsidarykite neprijungtą grafiką M2. Kad tai padaryti, užeiname, spaudžiame failas, spaudžiame atidaryti neprisijungus ir čia iš šio sąrašo susirandame mūsų valiutų poros, tai yra euras Amerikos doleris M2. Na štai, susiradome, pažymime ant šito grafiko ir spaudžiame atidaryti. Žinoma, jeigu jūs prekiausite, tarkim, Britanijos svaras doleris, jums reikės ieškoti svaras doleris M2. Taigi, štai mes ir atidarėme Renko grafiką. Galima perjungti japoniškas žvakes, padidinti jį, kaip darome įprastai, kad vaizdas būtų aiškesnis. Dabar mums reikia įkrauti mūsų prekybos sistemos šabloną. Spaudžiame dešinį pelės klavišą, užeiname ant šablonai ir pasirenkame FR template, Forex Racer template. Neišsigaskite, kad čia visko labai daug. Iš esmės visi indikatoriai matomi atlieka vieną ir tą pačią funkciją, o būtent padeda nustatyti
įėjimo orderius ir stop loss orderius. Šioje sistemoje mes prekiausime atidėtais orderiais, tai yra buy stop ir sell stop. Tarkim, jeigu jūs nieko negirdėjote, kas yra atidėti orderiai, būtinai pasižiūrėkite video pamoką mūsų portale apie atidėtus orderius. Taigi, sistema mūsų sudaryta iš keleto indikatorių. Taip pat yra toks informacinis langelis, kur matoma dabartinė kaina, matomas brokerio laikas, matomas laikas pagal Greenwichą. Tai reikalinga, kad priminti, kad prekyba vyktų pagal Europos ir Amerikos sesijas. Taip pat spredo dydis, vidutinis spredo dydis, maksimalus spredas, o apačioje matome indikatorių Forex FR scanner, kuris pažymėtas BRIC 5, BRIC 10, BRIC 15, taip toliau. BRIC 10 tai reiškia mūsų atidarytas grafikas. Pagal nutilėjimą vienas kubikas, viena žvakė yra 10 punktų ir šitas indikatorius rodo trendą pagal žemesniuosius grafikus, kaip būtų. Tai jį galima laikyti savotiškais laiko intervalais, tarkime, jei BRIC 35, tai vienas kubikas atsidarys, jeigu kaina nueis 35 punktus. Šį indikatorių mes naudosime kaip filtrą, atidarant poziciją. Tai yra, mes pardavinėsime, jeigu visi indikatoriaus parodymai bus raudoni, ir pirksime, jeigu bus žali. Kitas indikatorius yra, vadinasi, trendlines, FR trendlines, jisai pavaizduotas dviejomis linijomis, kurios panašios į slankiųjų vidurkių linijas. Ir jisai keičia spalvas iš mėlynos į raudoną, iš raudonos į mėlyną. Kai trendas į viršų yra mėlyna spalva ir atsiranda raudona, kai vyksta trendas žemyn. Kitas indikatorius, štai tokia punktyrinė linija, vadinasi FR breakout, pavaizduotas tokiais taškiukais, žydros ir oranžinės spalvos. Linijas jis braižo, šias linijas mes naudosime kaip pozicijų atidarimui, taip pat stop loss orderių išstatymui. Taip pat matome tokias žalias ir raudonas palaikymo ir pasipriešinimo linijas. Žalia tai yra žalia ir raudona. Šios linijos sudaro mums savotišką tunelį, kuris juda kartu su kaina, ir taip pat jisai mums pasitarnaus pozicijos atidarimui, kai nėra kitų signalų. Ir taip pat stop loss orderių išstatymui. Na, šiais brūkšneliais, tokie netvarkingi brūkšneliai mums vaizduoja, braižo korekcijas. Na, jos ne visada braižomos teisingai, bet tai nieko baisaus. Tai kadangi tai yra visgi indikatorius ir kažkokių tikslumų mums čia nereikia. O va tokiais rutuliukais, šviesiai žaliais ir oranžiniais, vaizduojami apsisukimų taškai. Mes prekyboje jų taip pat nenaudosime, tai yra tik bendram vaizdui. O va tokiais mažais rombais, rombiukais yra vaizduojami indikatoriaus FR signals signalai. Būtent juos mes naudosime pozicijos atidarimui ir uždarimui. Na ir paskutinis indikatorius šios sistemos yra indikatorius FR trend. Jis rodo einamąjį trendą. Atkreipkite dėmesį, kad indikatorius,
kai indikatorius yra stipriai viršuje ar stipriai apačioje, tai nereiškia, kad rinka yra perpirkta ar perparduota kaip standartiniuose osciliatoriuose. Tai yra specifinis indikatorius, jisai specialiai pagamintas Renko grafikams ir mes naudosime jį kaip filtrą įėjimui ir išėjimui iš rinkos. Tai yra, kai indikatoriaus spalva va tokia ruda, mes ieškosime pardavimų progų, o kai spalva bus mėlyna, ieškosime pirkimo. Apie prekybos sistemos taisyklės. Na, taisyklės, kaip sakėme, tikrai nesudėtingos, nors indikatorių yra daug, visi jie iš esmės skirti pozicijos atidarimui ir stop loss orderio išstatymui. Todėl tai tikrai nėra sudėtinga. Pirkimas, visų pirma, žiūrime trendlines indikatoriaus spalvą. Jeigu spalva yra mėlyna, mes ieškome signalo pirkimui. Taip pat FR signals rodo žalią rombą. Indikatorius FR trend yra irgi mėlynos spalvos, žydros spalvos. Ir FR scanner rodikliai, strėlytės rodo trendą į viršų, tai yra žalios spalvos. Na, pardavimo taisyklės veidrodiškai tos pačios. Indikatoriaus trendlines spalva yra raudona, indikatoriaus Forex Signals rombas yra oranžinis. Taip pat oranžinės spalvos yra indikatoriaus FR trend spalva. Ir visi indikatoriaus Forex Scanner, FR Scanner rodikliai rodo trendą žemyn. Įeisime į rinką atidėtais orderiais, šiek tiek keletą punktų žemiau arba keletą punktų aukščiau už indikatorių linijų. Tai yra, apie kuriuos kalbėjome, tai arba trend lines, arba breakout, arba horizontaliais palaikymo ar pasipriešinimo lygiais. Na ir sandorį uždarysime po to, kai atsiras priešingas indikatoriaus FR signals taškas, mūsų kalbėtas rombas, kuris bus priešingas mūsų atidarytai pozicijai, bei kartu su indikatorių Forex FR trend pasikeitimu. Išeisime tada, kai užsidarys žvakę, kuriai esant įvyko indikatorius pasikeitimas. Tai yra ne tada, kai mes pamatėme, kad atsirado kažkoks priešingas signalas, o būtent tada, kai užsidarys ta žvakė, kuriai atsiradus mes pamatėme šiuos priešingus signalus. Na ir stop loss orderis. Stop loss orderį mes išstatysime šiek tiek aukščiau arba šiek tiek žemiau artimiausios indikatorių linijos, tai vėlgi arba trend lines, arba breakout, arba palaikymo ir pasipriešinimo linija. Taip pat, jeigu mes neturime galimybės, nėra kažkur tų linijų arti mūsų pozicijos, tada mes išstatysime stop loss orderį lygų 50 punktų. Na kągi, pasižiūrėsime keletą pavyzdžių. Paimsime pirkimo signalą. Štai šioje vietoje matome atsirado žalias rombas. Tai yra FR signals indikatoriaus signalas. Ir žiūrime indikatorių trend lines. Matome, kad kol kas linijos yra raudonos, reiškia pirkti mes negalime. Mes laukiame, kol indikatorius pakeičia spalvą į mėlyną ir tai reiškia, kad mes galime atidaryti pirkimo poziciją. Ir apatinis indikatorius, apatinis trendų indikatorius taip pat yra mėlynos spalvos, kas reiškia, kad mes galime įeiti į pirkimo poziciją. Indikatoriaus pasikeitimas galutinai buvo patvirtintas štai čia
po šios žvakės užsidarimo ir atitinkamai šioje vietoje mes galime išstatyti atidėtą orderį. Štai užsidarius šiai žvakiai mes išstatome atidėtą orderį, buy stop, vėliau matome jisai suveikia ir mes įėjome į rinką. Toliau mes laukiame ir iškyla klausimas, kadagi mūsų poziciją uždaryti. Iš pozicijos mes išeisime tada, kai atsiras indikatorius FR signals priešingas mūsų atidarytai pozicijai. Būtent tada, kai jis pakeis spalvą, pasidarys oranžinis. Tai yra, kai tik tai žvakė užsidarė, mes išeiname iš pozicijos. Tai yra ne tada, kai mes pamatėme, kad atsirado tas rombikas, bet būtent tada, kai užsidarė ši žvakė. Taigi mes išeiname iš pozicijos ir mūsų pelnas sudarė apie 30 punktų. Puiku. Atkreipkite dėmesį, kad neįmanoma parodyti signalų istorijoje, nes istorijoje indikatorius per scanner neatvaizduojamas. Nes mums reikia, kad visi šio indikatoriaus signalai būtų tos tendencijos, kurie yra atidaryta mūsų pozicija. Tai yra, mes įeisime į pirkimą tik tada, kai visi indikatoriaus šios strėlytės bus žalios spalvos. Na, o stopą mes šioje vietoje išstatysime šiek tiek žemiau už indikatoriaus FR trend lines linijos. Taigi stopas būtų kažkur tai šioje vietoje, apie 30 punktų. Na, atkreiptinas dėmesys, kad šioje vietoje, kai mes uždarėme poziciją, atrodytų, gal vertėtų įeiti į pardavimą poziciją. Tačiau indikatoriaus FR trend lines linijos yra mėlynos spalvos ir jos nepasikeitė, todėl pardavimo pozicija būtų labai rizikinga atidarinėti. Einame toliau. Matome dar vienas signalas indikatoriaus FR signals. Atsirado žalias rombas ir mes žiūrime, ar neprieštarauja jam kiti indikatoriai. Matome, FR trend lines yra mėlynos spalvos, labai gerai. Taip pat apatinis indikatorius, kuris rodo bendrą trendą, yra taip pat mėlynas. Taigi mes pilnai galime išstatyti atidėtą orderį štai šioje vietoje ir laukti, ar jisai suveiks. Matome, orderis suveikė, mes įėjome į poziciją ir laukiame priešingo signalo indikatoriaus Forex FR signals. Ir štai čia matome, atsirado oranžinis rombas, mes laukiame, kada užsidarys šitą žvakę ir štai šioje vietoje mes išeiname iš mūsų pirkimo, atsiradus šiai žvakiai. Ir šioje vietoje mes uždirbome vėlgi apie 30 punktų. Stop loss orderį mes taip pat išstatome šiek tiek žemiau, šioje vietoje apie 22 punktai būtų mūsų stop loss orderis. Šiek tiek žemiau už indikatorių FR trend lines. Einame toliau ir žiūrime, ar mes neatidarysime šioje vietoje pardavimo. Matome, FR signals indikatorius atsirado oranžinis rombas, taip pat FR trend indikatorius rodo trendą žemyn, tačiau mūsų indikatorius
FR Trendlines yra mėlynas. Todėl mes šioje vietoje signalą praleidžiame. Einame toliau. Matome dar vienas oranžinis rombas, prieš tai buvo žalias, bet šioje vietoje mes į pozicijos neatidarėm, nes kita žvakė, matote, atsirado žemyn, daug žemiau. Tai dar vienas privalumas, kodėl mes prekiaujame atidėtais orderiais, o neįeiname į prekybą iš karto. Kadangi šiuo atveju, jeigu būtume iš karto į rinką, mes būtume gavę nuostolį. Taigi, mes praleidome pirkimo signalą ir sulaukėme pardavimo. Žiūrime, atsidarius kitai žvakiai pasikeitė indikatoriaus FR Trendlines linija, jos pasidarė raudonos, taip pat apatinio indikatoriaus linija irgi tapo raudona, todėl užsidarius šiai žvakiai mes pilnai galime išstatyti šioje vietoje atidėtą orderį. Išstatome šioje vietoje atidėtą orderį, stopą išstatome vėlgi apie 22-23 punktai už indikatoriaus FR Trendlines linijų ir įeiname į rinką. Įeiname į rinką, matome, sėkmingai įėjome ir laukiame štai iki šios vietos, kada atsirado priešingas signalas, FR Signals. Atsirado žalias rombas ir šioje vietoje mes išeiname iš pozicijos. Na, kaip matome, kaina ėjo dar šiek tiek toliau, bet geriau nebūti gobšuoliams ir paimti mažiau, negu kad tikėtis daugiau. Taigi šioje vietoje mes uždarome poziciją apie 38 punktus pelno. Kągi visai neblogai. Ir žiūrime toliau. Signalas pirkimui. Tačiau matome, kad tiek apatinė, tiek indikatoriaus FR Trendlines linijos yra nukreiptos į pardavimą, todėl mes šitą signalą irgi praleidžiame. Ir einame toliau. Žiūrime toliau. FR Signals atsirado oranžinis rombas, tačiau matome apatinę indikatoriaus liniją pasidarė mėlyna. Todėl net jeigu ir dviejų indikatorių parodymai prieštarauja, mes geriau praleidžiame šį įėjimą, geriau nerizikuoti, palaukti, kada bus vaizdas aiškesnis. Na, toliau vėlgi matome, atsirado signalas, tačiau vėlgi prieštaravimai tarp šių indikatorių, todėl mes laukiame, kada visi indikatoriai rodys vienodai. Štai sulaukėme oranžinio rombo, FR Signals parodė mums oranžinį rombą ir matome, kad abiejų indikatorių linijos neprieštarauja mūsų įėjimui, todėl mes palaukėme, kol atsiras antroji žvakė, užsidarys pirmoji ir štai šioje vietoje mes išstatome atidėtą orderį. Vėlgi su stop loss orderiu apie 20-21 punktą. Įeiname į rinką ir štai čia matome atsirado priešingas signalas, žalias rombas ir štai šioje vietoje mums geriau išeiti su vienu punktu pelno arba keletą punktų nuostolių, tačiau geriau nerizikuoti, o palaukti geresnių signalų. Vėlgi matome keletas signalų pirkimui, tačiau mūsų indikatoriaus FR Trendlines linija yra raudona, todėl mes pirkimo pozicijų neatidarinėjame. Matome, žalias rombas atsirado
praėjus kažkiek tai laiko ir mes sulaukėme, kada atsiras pakeis indikatorius iš raudonos spalvos į mėlyną ir apatinis indikatorius taip pat yra mėlynas, todėl šioje vietoje užsidarius tai šitai žvakiai mes vėl galime atidaryti atidėtą orderį. Štai keletą punktų aukščiau pirmos žvakės. Ir į jį sėkmingai mes įėjom, tačiau netrukus atsirado priešingas signalas ir šioje vietoje mes išeisim apie 19-20 punktų pelno. Na kągi, manau, prekybos sistema daugmaž pasidarė aiški. Aš tikiuosi, kad jums patiko. Plačiau pasiskaitykite strategijos instrukciją, kuri yra gana išsami. Deja, instrukcija yra anglų kalba. Tačiau, manau, pasiaiškinus, pasitreniravus, prekybos sistema tikrai yra pelninga ir gali būti labai stiprus įrankis jūsų prekybos arsenale. Aš baigiu video, ačiū Jums už dėmesį, iki pasimatymo.